O tai šiandien turim pakalbėti apie the, nes dažnai pastebiu, kad mokiniai susiduria su problemom, ta tema neaiški yra ir aišku, daug yra skirtingų taisyklių, kurios kaip ir apsijungia į tą situaciją, ar mums reikia the naudoti, ar nereikia. Ir aš nebūtinai sakau, kad po šitos pamokos tiksliai žinosit kiekvieną situaciją ir jau suprasit ir galėsit neklysti, bet labai noriu, kad po šitos pamokos bendras vaizdas būtų aiškesnis, tos specifinės situacijos, kada mes naudojam, kada nenaudojam ir tiesiog labiau suprasti šitą temą. Ne? Tai the anglų kalboje yra artikelis. Jis naudojamas prieš daiktavardinius junginius, ar ne? Tai reiškia, gali atsistoti ir prieveiksmis šalia, gali atsistoti būdvardis, bet vis tiek mes turėsim patį daiktavardį, prie kurio stovės šitas the, ar ne? Tai pirma situacija, kada mes naudojam the, ne, apskritai, tai labiausiai tai tinka sakyti, kai visi žino apie kažką specifinio, kai kalba eina apie kažką tai specifinio. Pavyzdžiui, aš sakau, uždaryk duris, ar ne? Tai aš sakydamas uždaryk duris, aš žinau, kad žmonės supras, apie kokias specifinės duris aš kalbu, ar ne? Aš nekalbu kažkokią bendrąją prasme uždaryk duris. Aš sakau close the door, ar ne? Nes yra specifinės duris, apie kurias aš kalbu. Aš galiu, pavyzdžiui, sakyti, tarkim, aš kalbėjau su vadovu, ar ne? Tai vėlgi, aš žinau, galų galia net jeigu žmogus ir nežino, apie kokį aš vadovą kalbu, aš su kažkokiu specifiniu vadovu kalbėjau. Aš sakau, I spoke, ar ne, to the manager. Nes jeigu aš sakyčiau, I spoke to a manager, ar ne, tarkim, dėčiau artikelį a. Mes turėsim galbūt atskirą pamoką apie paprastą artikelį irgi, nes yra situacijų, kad naudojam, kada ne. Bet jeigu naudočiau a, tai reikštų su bet kokiu vadovu pašnekėjau. Ne su kažkokius savo vadovu ar ten specifiniai situacijų vadovu, bet tiesiog pirmą pasitaikiusiu vadovu pagavau ir pasikalbėjau su juo. Ne, bet aš pakalbėjau su specifiniu vadovu. I spoke to the manager, ar ne? I spoke to the manager. Dabar lygiai taip pat mes dažnai naudojame, kai norim antrą kartą paminėti. Jau vien antrą kartą istorijai paminėtas, tarkim, asmuo arba kažkoks tai dalykas, jau mes turim naudoti the. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, aš pasakoju istoriją. Mes keliavome po Egiptą, ar ne? Tai sakau, we traveled around Egypt, ar ne? Sakyčiau, we had a good guide. Turėjome gerą gidą. Ir jeigu kažkur jau to istorijoje aš toliau tęsiu, sakysiu, the guide told us about, nežinau, apie pyramids, apie kažką papasakojo. Bet esmė yra ta, kad aš jau gidą paminėjau šitą istoriją. Kai jau aš jau antrą kartą istoriją jį minėsiu, mes žinom, koks gidas. Koks gidas? Tas, kuris buvo pas mane Egipte kelionėje, ar ne? Dėl to aš jau, tai yra specifinis gidas, ar ne? Nes jeigu aš sakysiu, kad, pavyzdžiui, pirmam paminėjime, sakysiu, kad we had vis pirmas su good netiks, ar ne, bet sakysiu, we had the guide, ar ne? Tai bus, mes turėjom gidą kažkokį, tai patį gidžiausią gidą turėjom, ar ne? Aš galiu tai sakyti, galiu tai sarkastiškai pabrėždamas paminėti tai, bet tai nėra labai dažnas būdas išsireikšti. We had a good guide, ar ne? The guide told us about, tada jau tas specifinis gidas pasakymų apie kažkokius tai dalykus, ar ne? Tai iš esmės yra, kai aš paminiu kažką tai antrą kartą, bent jau istorijai, jau mes specifiškai žinom, kas yra, bet tai vėlgi, tai grįžta į tą pačią taisyklę, kad tai yra kažkas tai specifinio, ar ne? Tai yra žinomo. Tai galim čia užrašyti specifinis, ar ne? O čia mes turime antrą kartą paminėtas. Ok, paminėtas. Labai gerai. Dabar trečias variantas, ar ne? Tai iš esmės, kai mes turime, pavyzdžiui, kažką tai vieno ir išskirtinio. Išskirtinis vienintelis, ar ne? Arba vienintelė. Tai kai mes turim kažką vienintelio arba išskirtinio, mes visada naudosim the. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, mes turim saulę, turim tik vieną. Aš sakau the sun, ne? The sun. Sakau the moon, nes irgi vienintelį turim. Sakau the love of my life, ar ne? Mano gyvenimo meilė, kadangi, teoriškai gali būti tik viena gyvenimo meilė, ar ne? Dėl to aš naudoju the artikelį. Nes kažkas tai vienintelio, kažkas tai išskirtinio, aš naudoju the. Tai dėl to, kaip ir sakiau, jeigu aš sakysiu the guide, tai čia gidas jau pats gidžiausias iš visų. Tada būtų. Bet aš vėlgi, aš ne tai noriu pasakyti. Tai dėl to, su išskirtiniais vieninteliais aš irgi naudoju
the. Dabar, kai turim specifinio, kartais esam linkę susimaišyti, tai galbūt atsimušti tą patį specifinį dalyką, ar ne? Bet pavyzdžiui, aš galiu sakyti šitaip, tarkim, galiu sakyti, mokykloje mes išmokstame daug dalykų, ar ne? Tai sakau, in school, ar ne, we learn a lot of things. Bendrai mokykloje tiesiog, tai yra bendra, nereikia jokio artikelio. Arba aš sakysiu, pavyzdžiui, my son is in school. Tai reiškia, kad jis yra mokykloje, jis mokosi, nėra specifiniai mokyklai. Bet jeigu aš sakysiu, kad mano sūnus specifiniai mokyklai dabar yra, aš sakysiu, my son, tarkim, is in the classroom, ar ne? My son is in the classroom, jis specifiniai klasiai kažkokia yra, ar ne? Bet jeigu mokykloje bendraja prasme, nereikia artikelio, ar ne? Nebent sakau, kad būtent dabar jis yra mokykloje, ne namuose, o mokykloje. My son is still vis dar in the school. Ne? Arba still at the school, ar ne? At the school labiau tiktų galbūt at artikelis. Bet vis tiek da, nes yra specifiniai kažkokie mokykloje. Bet čia sakau, kad tiesiog jis bendrai dabar vis dar mokosi mokykloje. O čia irgi bendrai mokykloje mes išmokstame daug dalykų, ar ne? Tai viskas labai priklauso nuo to, ką mes tiksliai norim pasakyti, ar ne? Kad ar mes kalbam bendrąją prasme, ar mes kalbam apie kažką tai specifinio, bet vėlgi tai atsimuša į tą pačią taisyklę, kad tai yra specifinis dalykas, ar ne kažkoks tai. Vėlgi, dar viena tema atsimušanti vėlgi į specifinį dalyką, ar ne? Tai yra aukščiausias laipsnis. Ar ne? Kaip Tina Turner dainavo, ne? Simply the best, geriausias, the most beautiful, ar ne? Gražiausias. Jeigu kažkas yra aukščiausiam laipsnį, tai reiškia yra vienintelis, automatiškai dėl to naudojam the. Visada su aukščiausiu laipsniu naudojam artikelį, ar ne? Ar eis į blogą pusę, ar į gerą. Galiu sakyti the worst movie, ar ne? Blogiausias filmas. Arba galiu sakyti the best movie. Geriausias filmas, ar ne? Vis tiek tai bus vienintelis, dėl to mes naudojam aukščiausią laipsnį, dėl to naudojam the, ar ne? Ir vėlgi, labai svarbu atkreipti dėmesį, ar ne? Čia vėlgi mes iš esmės tai yra viena ta pati taisyklė, kažkas bendro arba kažkas specifinio. Specifinio yra the, ar ne? Tai pavyzdžiui, kai turime, tarkim, sakau, šunys yra ištikimi. Sakau, dogs are loyal. Ne? Dogs are loyal. Visi šunys yra ištikimi. Sakau, pavyzdžiui, love is important. Ar ne? Meilė yra labai svarbus dalykas. Vėlgi, ne kažkokia specifinė meilė, ne kažkoks šuo specifinis ar šunų grupė yra ištikimi, ar ne, aš kalbu bendrąją prasme, general, ne, dėl to man nereikia the artikelio. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, kur dar nenaudojam, ar ne, nenaudojam, tai yra su miestais. Miestai, tai London, ten Tokyo, ar ne, Paris, nereikia artikelio, ne. Šalys paprastai nenaudojam irgi, nebent yra specifinės šalys, tokios kaip pavyzdžiui the United States, ar ne, kadangi tai yra daugiskaita, tai yra Jungtinės valstijos, naudojam the United Kingdom, Jungtinė karalystė, ar ne, the Philippines, ar ne, Filipinai, galim sakyti irgi. Tai tokios, aš galbūt Filipinų nerašysiu kaip pavyzdžio, bet yra tam tikros šalys, kurios yra daugiskaitinės, pavyzdžiui, nes Filipinai yra Filipinų salos, šiaip šalis pilnas pavadinimas. Dėl to mes sakom the Philippines, kai trumpinam, nes tai yra daugiskaitinės, bet yra išimtiniai variantai, nes šiaip su šalim, tarkim, ten France, Italy, Spain, Germany, Lithuania, Latvija, Estonia, Finland nenaudojam, tiesiog liekam be artikelio, nebent su šitom specifiniam šalim. Tada, kur dar esam linkę naudoti, ar ne, tai, pavyzdžiui, naudojam upės, ar ne, the Nile, Nilas naudojam, jūros, the Baltic Sea, ar ne, Baltijos jūra, naudojam, ar ne, tai yra tokias, vėlgi, tai aš kaip sakau, nėra labai baisu, jeigu ten tas pasakysit Baltic Sea arba Nile, tai bus klaida, bet tai bus ne pasaulio pabaiga, ar ne, kaip sakau. Aišku, ne viena iš tų klaidų čia kažkas tai tokio baisaus nėra, bet sakau, bendrinė pati taisyklė yra, kai kažkas yra bendro, neturim dar. Kai yra specifinio
ar ne, turim the, ir kaip sakau, ateityje padarysiu dar pamokas su artikeliu a, nes paprastai, jeigu mums yra nesvarbu, ar ne, aš naudoju artikelį a arba n, ar ne. Pavyzdžiui, jeigu tiesiog sakau, tarkim, I need a good friend, ar ne. Man reikia gero draugo. Ne kažkokio specifinio draugo, tiesiog man reikia bet kokio gero draugo, ar ne. Arba aš sakysiu, pavyzdžiui, he is the best friend, ar ne? Jis yra geriausias draugas, ar ne? Arba sakysiu, pavyzdžiui, he is the friend that I always talk to. Tai yra draugas, su kuriuo aš visada kalbuosi, specifinis draugas, ar ne? Tas, su kuriuo visada kalbuosi. Ir dar vėlgi apie tą specifinį draugą kalbu, dėl to naudoju the, ar ne? Nes tai vėlgi kažkas yra specifinio. Kaip sakau, atsimušam į tą pačią taisyklę. Kažkas tai arba specifinio, arba ne. Keletas sakinių galbūt, kur yra dažnas tokios lietuviškos klaidos esu pasirašęs, netgi, ne? Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, dažnai sako, I like the music. Ne, man patinka muzika, ar ne, tiesiog. I like music, paprastai. Jūs galite sakyti, I like the song, bet jūs vėlgi sakysit nebūtinai I like the song, jūs sakysit I like this song, šitą dainą. Girdite dainą, sakot, man jinai patinka, I like this song. Jūs neinat tiesiog į this tada jau, nebe į the, nors aišku, galima teoriškai ir the sakyti šitą vietoj. Arba this, arba that, tinka visi šitie variantai. Jeigu jau turim this, that, tada jau the nebereikia. Bet vėlgi, jeigu kalbat bendraja prasme, man patinka, vardinat, kas jums patinka gyvenime, man patinka muzika, man patinka filmai, nesakot, I like the music, I like the movies, ne, tiesiog I like music, I like movies, ir taip toliau, nes tai nėra kažkas tai specifinio. Arba sako, pavyzdžiui, the life is difficult, ar ne? Na, tiesiog life is difficult bendraja, kaip love is important, life is difficult, nu čia, aišku, life is not difficult irgi. Viskas gyvenimas nėra sudėtingas, jis yra paprastas. Life is simple. Vis tiek nereikia artikelio the, nes tai yra, kaip pasakyti, tai yra bendra informacija, tai ne kažkas tai specifinio, ar ne, mums čia the tiesiog nereikia, jis yra nereikalingas. Arba, pavyzdžiui, sakot, she is the doctor. Ar čia kaip su the guide, ne, su gidu. Jeigu aš sakau, she is the doctor, tai aš sakau, kad jis yra daktarė. Pati daktariausia iš visų. Nebent sakysiu pilnesnį sakinį. Pavyzdžiui, she is the doctor that we talked about. Tada galiu sakyti, nes jis yra daktarė, apie kurią mes kalbėjom. Aš pridedu papildomą kitą sakinį, apie kurią mes kalbėjom. Šalutinis sakinys, aš jau tada apibrėžiu tiksliai, kas tai per daktarė yra. Kas tai per daktarė? Ta, apie kurią mes kalbėjom. O ne she is the doctor that we talked about. Ir dar dažna klaida yra I went to the home. Home yra tokia bendrinė vieta, ar ne? Jeigu sakytumėt, I went to the house, ar ne, į patalpą, ar ne, į namą, tada galbūt jo, bet ir tai toks yra retas būdas taip sakyti. Tiesiog I went home. I went home, net nereikia to. Tiesiog I went home. Atsiminkit tai, kad nuėjo namo. Į darbą I went to work, bet irgi be the, nes tai yra bendraja prasme, nuėjo į darbą. Jeigu jau sakysiu į kabinetą, ten į tualetą, į vonę, dar kažkur tai tikslę vietą, tada jau sakau the, ne, bet čia mes kalbam bendraja prasme ir dėl to the nėra naudojamas, ok? Tai toks tas mūsų the. Yra daug tokių mini taisyklėlių, bet kaip sakau, visos tos mini taisyklėlės vis tiek susiveda į vieną bendrą didelę taisyklę, kur yra kokia? Kad kai kažkas yra specifinio, mes sakom the. Kai kažkas yra nesvarbu arba bendro, mes arba iš viso naudojam artikelio, arba naudojam a artikelį. Ir pabaigsiu pamoką su tokiu, sakau, aš bandau paaiškinti žmonėm tą skirtumą, ar jisai svarbus. Aš visada paaiškinu su vienu paprastu pokštu, ne, aš kažkur tai pamokoju susakęs. Tai jeigu aš kažkam pasakyčiau, aš aišku galiu išvengti ir sakyti, pavyzdžiui, tarkim, go to the airport, ar ne? And take, tarkim, take my grandmother. Ar ne? Tai galiu sakyti, nuvaryk oro uostą, sakau, ir, paimk mano močiutę. Ar ne? Jeigu aš sakysiu čia, take the grandmother, ar ne? Arba ten bring, parvešk močiutę, ne? Bring the grandmother. Tai specifinė močiutė. Mano močiutė, arba kažkokia močiutė, apie kurią mes kalbėjom, ar ne? Bet jeigu aš tiesiog sakysiu, go to the airport and bring a grandmother,
Tai aš sakau, važiuok į oro uostą ir paim pirmą pasitaikiusią močiutę. Piktybiškai įsisodink į mašiną ir parsivežk, ne? Nes man nesvarbu mano močiutės, man nereikia, man tiesiog reikia močiutės. Gal neaišku, kokių tikslų. Ne? Tai toks yra svarbus skirtumas tarp artikelio A arba D naudojimo. Jeigu kažkas yra A arba N, tai yra nesvarbu, tai yra bet kas, tai yra nespecifinio. Jeigu aš jau noriu specifiškai, aš turiu D, arba tada jau yra tie kiti, kurie tinkami žodžiai panaudoti, kurie tada automatiškai nebereikia artikelių. Tai yra this, tai yra that, tai yra šitas, arba tas, ar ne, these, šitie, those, tie, arba nurodau jau kieno, my, our, ten tarkim your ir taip toliau, arba ten you, there, kaip pavyzdys. Tada aš jau tiksliai nurodau kieno visa tai yra ir tada aš jau išvengiu ir man iš vis nebereikia artikelio jokio. Okay? Tai vėlgi, sakau, tokia tema, kur norėsiu kuo per trumpą pamoką, bet vis tiek jinai gavo čia virš 15 minučių. Nes tema tikrai nėra lengva, nes tokia yra, atrodo, vienas paprastas žodis, bet yra subtili tema, ją reikia perprasti. Tai tikiuosi, kad šita pamoka truputėlį aiškiau viską padarė. Parašykit komentaruose, galbūt, jeigu vis tiek dar neaišku, gal kažką sugebėsiu atsakyti papildomai dar ar ne. Jeigu norit daugiau žodžių frazių, aprašyme ir komentare rasit nemokamą audio ir PDF knygelę. Mano dovana jums, parsisiųskit, naudokit, mokinkitės ir susimatom tada jau kitose pamokose. Iki.